Praise God. Šlovė Dievui. Thank you. You may be seated. Jūs galite prisėsti, ačiū. How many are thankful for this lovely translator here with us today? Kas esate dėkingas už vertėją? Ten irgi vertėjas. We have another interpreter who translates into Russian. I'm sorry I can't translate for you. Ačiū vertėjui, kuris verčia ir į rusų kalbą. So, Father, I just thank you so much, Lord, for this time you've given us together. Tėve, aš dėkoju tau už tą laiką, kurį tu mums suteikiai čia kartu. Thank you, God, for your word, which is a lamp for our feet and a light for our path. Dieve, dėkoju už tavo žodį, kuris yra šviesa mūsų takų ir žibintas mūsų kojai. Thank you for the simplicity of faith in Jesus Christ. Ir dėkojam už tą paprastumą tikėjimo Jėzuje Kristuje. Thank you for loving us, Lord. Dėkoju tau viešpatie, kad tu myli mus. Putting your arms around us and speaking to us. Kad tu šiandieną mus apglėbi ir tu mums kalbi. As a loving Heavenly Father would do. Kaip mylintis tėvas We bless pasielgtų. you. Mes laiminam tave. Now you save the best wine for the end of the banquet. Ir iš tiesų viešpatie, tu paruošei geriausią vyną dienos pabaigai. And you tell us that the glory of the latter house is greater than the former. Ir tu sakai, kad vėlesniųjų namų šlovė bus didesnė negu pirmųjų. Now, Lord, we've come to the end of this day. Ir viešpatie, kada ši diena artinasi pabaigą. So speak gladly to our hearts. Su džiaugsmu kalbėk į mūsų širdis. Let us be touched again with your glory. Ir vėlgi te būna mūsų širdis paliestos tavo šlovės. Help me to disappear, Lord, Viešpatie, padėk man tiesiog išnykti. that you might be seen and you might be heard. Bet kad tu būtumai išgirstas ir tu būtumai regimas. I thank you for this in Jesus' Ir name. dėkoju už tai Jėzus Kristaus vardu. Amen. Amen. Nehemiah chapter 8, please, in the Old Testament. Nehemiah Taigi chapter 8. Senasis testamentas, Nehemijo 8 skyrius. My question to you tonight, Ir šiandieną mano klausimas jums. what do we do when we read the scriptures and it seems to condemn us? Ką mes darom, kai mes skaitom raštą ir toks jausmas, kad raštas tave kaltina? Is this what God wants us to be? Is this how he wants us to feel? Ar Dievas nori, kad mes taip ir jaustumėmės? Now, in the book of Nehemiah, Nehemijo knygoje these are people who were coming back out of captivity. tai žmonės, kurie grįžo iš vergijos. They were trying to build something from things that had fallen apart Ir around jie them. bandė atstatyti kažką iš tų dalykų, kurie buvo aplink juos sugriuvę. They had gone into captivity because they had very carelessly handled the word of God. Jie buvo ištrimti, nes jie nerūpestingai tvarkėsi su Dievo žodžiu. And it would have been a sorrowful memory for them. Ir jiems tai turėjo būti liūdni prisiminimai. Some of us look into our past and there's a lot of sorrow there. Ir kai kurie iš mūsų mes žvelgiam į praeitį ir ten tiek daug liūdesio. And we start thinking about what life could have been, Ir mes pradedam galvoti, koks gyvenimas galėjo būti, how our families should be. kokia šeima mūsų turėtų būti. But because of circumstances, Bet dėl tam tikrų aplinkybių sometimes things that we ourselves were the cause of, dalykai vyksta dėl to, kad mes patys juos sukėlėm. things didn't turn out the way we hoped they would be. Ir dalykai nepasisuko taip, kaip mes tikėjomės. But these people wanted to rebuild something that would bring glory to God. Bet šie žmonės, jie norėjo kažką atstatyti, kas gražintų Dievui šlovę. Just like you do tonight. Kaip ir jūs šį vakarą, And I do. kaip aš. I long for the name of Jesus to be glorified again. Aš trokštu, kad viešpaties vardas vėl būtų išaukštintas. I long for people to find freedom in Christ. Aš ilgiuosi, trokštu, kada žmonės atras laisvę Kristuje. And these are the people, some people stayed in Babylon. Ir kai kurie žmonės, jie pasiliko Babilone. They didn't really want to come back and build something. Jie nenorėjo grįžti ir kažko atstatyti, statyti. They had no concern that the former glory would come back again. Jų visai nejaudino, kad turėtų grįžti ankstesnioji šlovė. Wasn't really that many people compared that came back to build. Ir iš tiesų, palyginus netiek jau daug ir žmonių grįžo, kad atstatytų. And when they finished building the wall round about Jerusalem, Ir kada jie jau baiginėjo atstatinėti sieną aplink Jeruzalę, the priests gathered the people together. kunigas surinko žmonės kartu. And they started teaching them out of the books of the words of God. Ir jie pradėjo juos mokinti iš Dievo žodžio knygų. And the scripture says that as they began to teach the people, Ir rašte rašoma, kai jie pradėjo mokyti žmonės, the people began to understand some things. žmonės pradėjo šitą suprasti. They would understand that what they had done had caused a lot of sorrow. Jie pradėjo suprasti, kodėl tai, ką jie padarė, sukėlė tiek liūdesio. The way we disregarded the laws of God caused our families to be taken into captivity. Kaip jie negerbė Dievo įstatymo ir būtent tai privertė juos būti ištremtais.
Corrupt nations came in and overpowered the people of God. Korumpuotos tautos atėjo ir įveikė Dievo tautą, Because we didn't obey what God was telling us to do. nes mes nepaklusom tam, ką Dievas mus kalbėjo daryti. And we weren't the kind of people that God was saying that we should be. Ir mes nebuvom tokie žmonės, kokiais Dievas kalbėjo, mes turėtume būti. And so they began to weep. Ir jie pradėjo raudoti. It was a sad day for some. Ir kai kuriems tai buvo liūdna diena. But Nehemiah Bet Nehemijas and the others told them these words. ir kiti, jie kalbėjo štai tokius žodžius. In verse 9, 9 eilutė. he said, "This day is holy to the Lord your God. Ši diena yra šventa viešpačiui, jūsų Dievui. Pabaiga eilutės. Do 9. not mourn or weep." Neliūdėkite ir neverkite, For the people wept when they heard the words of the law. nes visi žmonės verkė klausydamės įstatymo žodžių. Then he said to them, Nehemijas tarė 10 eilutė. "Go your way, Eikite, eat the fat, valgykite riebius drink valgius, the sweet, gerkite saldų vyną and send portions to those for whom nothing is prepared. ir pasiuskite dalį tiems, kurie nieko neturi paruošę. For this day is holy to the Lord. Nes ši diena yra šventa mūsų viešpačiui. Do not sorrow, Nesisielokite, for the joy of the Lord is your strength." nes viešpaties džiaugsmas jūsų stiprybė. So the Levites quieted all the people, Taigi levitai ramino žmonės, saying, "Be still, for the day is holy. sakydami nusiraminkite, nes ši diena yra šventa. Do not be grieved." Ir nesisielokite. And all the people went their way Ir visi žmonės nuėję, to eat and to drink, valgė, gėrė to send portions and rejoice greatly, ir dalinosi su vargšais, because they understood the words nes jie suprato žodžius, that were declared to them. kurie jiems buvo paskelbti. So my question to you is, what did they understand? Taigi mano klausimas jums, kągi jie suprato? Have you ever found it hard when somebody tells you just to cheer up, the joy of the Lord is your strength? Ar kaip jūs pastebėt, kai kažkas jums sako, pralinksmėk, viešpats yra tavo džiaugsmas, arba džiaugsmas viešpatė yra tavo stiprybė, paprasta tai padaryti? And you don't feel like rejoicing. Ir kai tu neturi to jausmo, kad iš tikrųjų reiktų čia džiaugtis, You can't pay for your electricity. negali susimokėti už elektrą, Your children are not doing well. vaikams nelabai sekasi, You feel sick in your body. tu jautiesi kažkas negerai kūne, And then when you open the Bible, o tada tu atsiverti Bibliją all you can see is everything you're doing wrong. ir ten matai tik, kad visa, ką darai, yra negerai. And then somebody tells you the joy of the Lord is your O strength. dar kažkas prideda, džiaugsmas viešpatė yra tavo stiprybė. Do you ever feel like telling people that, like that, just there's the door, would you just go? Ar niekada nesijutėt, kad taip ir norisi žmonėm, matai duris, kelias ten. So, but what was it they understood? Bet kasgi buvo, ką jie suprato? What is this joy of the Lord? Kasgi yra tas džiaugsmas viešpatyje? There had to be something they understood. Juk turėjo būti kažkas, ką jie suprato. Because the scripture says they went home and they made preparation. Nes rašte rašoma, jie grįžo namo ir jie ten pasiruošė. And they were so filled with joy, they made something for people who had nothing. Ir jie buvo pilni to džiaugsmo, kad netgi jie pasirūpino tai žmonėms, kurie nieko neturėjo. And they invited them into this joy. Ir jie pakvietė juos prisijungti prie jų So, džiaugsmo. what is this joy of the Lord? Tai kasgi yra tas viešpaties džiaugsmas? How can I understand this? Kaip aš galiu tai suprasti? Does it mean that I have to walk around with this silly grin on my face all the Ar time? tai reiškia, kad turiu vaikščioti ir visiems su ta kvaila šypsena šypsotis? Does it mean that I have to pretend that I'm happy when I'm not happy? Ar aš turiu apsimesti, tai reiškia, kai nesu laimingas, ta prasme vis tiek džiaugtis? What is this joy of the Kas Lord? tas džiaugsmas viešpatyje yra? And if the joy of the Lord is my strength, Ir jeigu džiaugsmas viešpatyje yra mano stiprybė, then it's important that I understand what it is. man tada reiškia svarbu suprasti, kasgi tai yra. Now, the way to understand it is to go into the New Testament. O būdas, kaip tai galim suprasti, tai kreiptis į Naująjį Testamentą. And you all know the story, so I'm just going to follow it in the text of Scripture. Ir jūs gerai žinot šitas istorijas, kurias kartuosiu, aš tiesiog trumpai jas perbėgsiu. The story in Luke chapter 15 Ta istorija Luko 15 skyriuje is about a young son. apie jauną sūnų, And he took the inheritance of his father, kuris paėmė savo tėvo paveldą. and he went far, far, far away from his father's heart. Ir jisai pasitraukė kaip įmanoma toliau nuo tėvo namų.
just like Israel had taken their incredible inheritance in God. Kaip Izraelis, jie paėmė savo neįtikėtiną paveldą viešpatyje, The promise that God gave to Abraham that they would be a praise in the earth. nes Dievo pažadas Abromui, kad tai jie bus gyrius tauto žmonėse. The manifested glory of God that was in the temple given to Solomon. Tai yra Dievo šlovės pasireiškimas šventikloje, kuri buvo Saliamono pastatyta. This incredible trust that God gave them to be a people that were so special in the earth that God would be glorified through them. Tas neįtikėtinas pasitikėjimas suteiktas tai žmonėmis, kad per juos Dievo šlovė bus regima žemėje. Like the prodigal son did, they took this incredible inheritance Ir kaip tas pražuvėlis sūnus, jis paėmė šitą neįtikėtiną paveldą. and they took it into a place that was far, far away from the heart of God. Ir jie pasėmė tuos dalykus ir pasitraukė toli nuo Dievo širdies. And because they did not cherish this inheritance Ir kadangi jie nepuoselėjo šito paveldo, nesaugojo jo and they didn't use it properly ir nenaudojo tinkamai and they didn't guard this ir inheritance, nesaugojo to paveldo, they were captivated by the nations around them aplinkinės tautos pavergė juos and they became a sorrowful people. ir jie tapo liūdni žmonės. And this young son was captivated by what this world had to offer him. Ir šitą jauną sūnų taip pat sužavėjo tai, ką pasaulis gali pasiūlyti. He took this incredible presence of God, Ir jisai paėmė tą netikėtiną Dievo artumą. this incredible life that God gives to those who are His. Tai yra tą gyvenimą, kurį Dievas suteikė tiems, kurie yra jo. And he went far away from God Ir jisai nukeliauja kuo toliau nuo Dievo, into a place where he just lived for vietą, himself. kuris gyvena tiesiog dėl savęs. The scripture says he lived really just for his own needs. Ir rašte mes matom, kad jis gyveno tik tai dėl savo poreikių. But God was merciful to him. Bet Dievas jam buvo gailestingas. And he sent a famine into that place. Ir į tą vietą jisai siuntė badą. How does he get his church home to himself? How does he get his people home? Kaipgi Dievas susigrąžina savo žmonės, kaipgi Dievas susigrąžina bažnyčią. Look in the scriptures. Žiūrėkime raštus. He sends a famine. Jisai siunčia badą. He sends a storm. Jisai siunčia audras. He causes something to happen. Jisai priverčia, kad kažkas It's nutiktų. all about bringing his church Ir home, visa tai tik tam, kad bažnyčia būtų sugrąžinta namo. bringing his people back to himself again. Kad jisai vėl sugrąžintų žmonės pas save. The people that he swore to that I would never leave you, I will Tai never yra forsake you. tie žmonės, kuriems jis prisiekė, niekada jūsų neapleisiu, niekada jūsų nepaliksiu. In Elijah's day, he brought a famine into the nation to get them to the mountain. Ir Elijas tuo metu buvo badas, kad ir privertė jį eiti ant kalno, That one more time they could say, the Lord is God. kad dar kartelį jie galėtų pasakyti, viešpats yra Dievas. In Paul's day, he sent a storm Pauliaus dienomis siuntė audrą, so that people on a ship would have a chance to consider their eternity. kad žmonės, kurie buvo laive, jie galėtų pamastyti apie amžinybę. All through Scripture, he does the same thing. Ir visame rašte mes pastebėm, jisai daro tą patį dalyką. I have preached across the country in America. Ir Amerikoje visoje šalyje teko pamokslauti. Started to tell the country years ago Ir prieš porą metų vienoje šalyje that God is going to send a famine to America. gavo žodį, kad Dievas jūs bada Amerikai He's going to cause hardship to come ir kad ateis sunkumai. to get his people to come home to himself Ir tai again. dėl to, kad jo žmonės grįžtų pas jį. He will do what he has to do Jisai padarys tai, ką jam reikia padaryti, to get his sons and daughters to come kad home. jo sūnus ir dukros grįžtų namo. But this son knew he had done wrong. Bet šitas sūnus suprato, kad jisai negerai pasielgė. He knew he had dishonored his father. Jisai žinojo, kad jisai negarbingai pasielgė su tėvu. If he had letters from his father, Nes jeigu jisai gavo tų laiškus nuo tėvo, and I believe he did, ir aš tikiu, kad jisai sulaukė jų, because how else would he know there was bread in his father's house nes kitu atveju, kaip jisai žinotų, kad jo tėvo namuose yra duonos, when there was a famine in the nation? kai toje tautoje badas. But in the letters he would have, Ir greičiausiai tuose laiškuose all he could think about is what wrong things he had done. visa, ką jisai galvojo, tai, ką jisai negerai buvo padaręs. Have you ever read the Bible like that? Ar jums kada nors teko taip skaityti Bibliją? Have you ever gone through 2 chapters in the morning of Scripture and all you can think about is what you have not done? Ar teko kada nors ryte skaityti, perskaitai 2 skyrius ir ten matai vien tik tai, ką tu negerai padarei? How you have failed God? Kaip tu nuvilėjai Dievą And you want to go to pray, ir tu nori melstis, but you can't pray with faith bet tikėjimu negali because you melstis, feel like such a failure. nes jautiesi tokiu nevykėliu. And all you can say is, I've not done this, Ir tu ką gali pasakyti, to nepadariau, and I've not done that, ir šito nepadariau, and I've not been faithful, ir nebuvau and ištikimas, I've not been successful, ir man nesiseka, so I'm not worthy, todėl nesu vertas, so just make me a slave tiesiog padaryk mane vergu in your house.
savo namuose. I'm not worthy to be called a son. Aš nesu vertas būti vadinamas sūnumi. Not worthy to be a daughter. Nevertas būti dukra, neverta būti dukra. Just make me a slave. Tiesiog padėk man būti vergu. You can even get to the point in prayer Netgi maldoje tu gali pasiekti tokį tašką, where you start thinking that kind of praying is holy. kad net pradėsi mąstyti, o tokia malda tai šventa malda. I spoke at a huge conference in Texas a few years ago. Prieš porą metų teko kalbėti milžiniškoje konferencijoje Teksase. 1,000 ministers. 1000 tarnautojų. And they would come together to pray in the morning. Ir tai jie susirinkdavo maldai. It had to be 5 o'clock because it's not holy unless it's 5 o'clock. Ir tai turėjo būti 5 valandą ta malda, nes kitu atveju tai nebus šventas reikalas. And when they would come to pray, Ir kada jie susirinkdavo maldai, this for real, ir tai tikra, they would take their handkerchief out of their pocket jie iš savo kišenių išsitraukė servetėlės and they would start to cry ir pradeda verkti. before they even got on their knees. Ir kai kurie dar net, ta prasme, nespėja atsiklaupti. They would start to cry. Jie pradeda verkti. And so one morning, Ir vieną rytą, I went early aš anksti nueinu and I just walked around all these ministers ir aš vaikštau aplink visus tuos and I tarnautojus started listening to their prayers. ir pradėjau klausytis, kągi jie meldžiasi. Father, I'm not worthy. Tėve, aš nevertas. I'm not worthy to be a Christian. Aš nesu vertas būti krikščionimi. I haven't won enough people to you. Ir I haven't won enough souls to you. aš nepakankamai sielų laimėjau tau. I haven't lived right before God. O ne tobulai gyvenu prieš tave, There Dieve. was no faith at all in their prayers. Jų maldose tikėjimo visai nebuvo. All they were doing is beating themselves up before Visa, God. ką jie darė, tiesiog plakė save prieš And then Dievą. they would ask the preacher to get up and beat them up Ir before po to dar God. prašo, kad pamokslininkas pakiltų ir dar viešai juos suplaktų. To open the Bible and say, oh, tell me what wrong I've done this Tarsi week. atvers Bibliją ir pasakyk, ką aš negero padariau. Tell me how I've failed God. Pasakyk, kaip aš nuvyliau Dievą. Tell me how God is displeased with me. Pasakyk, kaip aš Dievui nepatinku. And they believe it's holy. Ir jie tiki, kad tai yra šventa. It's just foolish. Bet tai tiesiog kvailystė. It's not holy. Tai nėra šventa. That's not the way God looks upon his Nes people. ne taip Dievas žvelgia į savo It's žmonės. not the way God sees his church. Ne taip Dievas mato savo bažnyčią. That's not the way God sees you. Ne taip Dievas regi tave. He's not looking at your failure. Jisai nežiūri ir neieško tavo suklydimų. He died to cover your failure. Jisai mirė, kad padengtų tavo suklydimus. So this boy heads up and starts going home. Taigi tas vaikinas, jisai pakyla ir grįžta, ruošiasi keliauti namo. Just like the children of Israel got up to go home. Kaip ir Izraelio vaikai, jie pakilo ir ruošiasi namo. He's taking the little bit that he's got left. Jisai pasima tą truputį, kurį jisai turi And he thinks in his heart, I'm going to build some kind of a life for the kingdom of God. ir jisai mano, kažkokiu būdu gal Dievo karalystėje kažką tai padarysiu. And he starts to pray, Ir jisai pradeda melstis. Father, I'm not worthy. Tėve, nesu vertas. I've failed you. Aš tave nuvyliau. I brought dishonor to your name. Aš paniekinau tavo vardą. Make me a slave like my older brother. Padėk man būti tavo vergu, kaip tas vyresnėlis mano brolis. I'm not worthy to be called a son. Aš nesu vertas vadinti sūnumi. Bring me back to your house Gražink mane į savo namus. and make me feel ashamed the rest of my life. Ir visą gyvenimą aš tik būna toje gėdoje gyvensiu. And so he's heading home, Ir jisai keliauja namo. and he's a long way off. Ir dar ilgas kelias It's iki. the only prayer he knows. Tai yra vienintelė malda, kuri jo mintise. And suddenly, Bet staiga he sees this old man come running towards him. jisai pamato senyvą žmogų bėgantį jo link. The older brother must have wondered when the father ran Ir towards, vyresnėlis turėjo ko gero smalsauti, kurgi ten tėtis pasileido. where's my father going? Kur mano tėtis bėga? The older brother was a hard worker. Nes vyresnėlis jisai buvo sunkiai dirbęs, ta prasme, sunkiai dirbantis žmogus. He was full of hard religion. Ir jisai pilnas tokios tvirtos, kietos religijos. The harder it was, the more he liked it. Kuo kiečiau, tvirčiau, tuo geriau. He was so far from his father's heart. Ir iš tiesų jisai buvo taip toli nuo savo tėvo širdies. The younger son was far from his father, Jaunėlis irgi buvo toli nuo tėvo širdies, but so was the older brother. bet lygiai taip pat ir vyresnėlis. He knows so little about the heart of God. Jisai tiek mažai žino apie Dievo širdį. For him, it was all work. Jam visą tai buvo darbas. Oh, you're just supposed to work. Tu tiesiog turi dirbti, It's supposed to be a burden. turi būti tai našta, It's supposed to be heavy. turi būti sunku, You're not supposed to be joyful. neturi čia džiaugtis, You're not supposed to be happy. neturi būti laimingas. Remember, he accused his father. Jeigu pamenat, jisai He apkaltino said, you've tėtį. never even given me a goat to celebrate with my Man tu friends. niekada neožiuko nedavai, kad šveščiau. A lot of religion is like that. Daug religijų tokie. It's joyless, goatless religion. Ožiai ir be džiaugsmo ir taip panašiai.
That's all it is. Visa tai, kas tai yra tokia religija. A lot of work with no joy. Tai yra daug džiaugsmo, bet be darbo. And so the father comes, Tiksliau, daug darbo, bet be džiaugsmo. And the Pasirodo tėvas and the son sees him coming. ir pasirodo sūnus. And he says, Father, forgive me. Ir jisai sako, tėve atleisk man, I'm not worthy. aš nesu vertas, I've disgraced you. aš nuvyliau tave. Make me as one of your slaves. Ir aš te būnu tavo vergas tavo namuose, vienas iš vergų. But the father doesn't even answer him. Bet tėvas jam net neatsako, Never says a word to him. nei žodžio netarė, Doesn't talk about his sin. jisai nekalba apie jo nuodėmę, Doesn't tell him how much he's disgraced the jisai family. nesako, kaip jisai paniekino šeimos vardą, Doesn't talk about how he wasted his inheritance. jisai nekalba apie tai, kaip išvaistė paveldą, Doesn't talk about his failure. nekalba apie jo susikirtimą, He simply calls his servants jis tiesiog sukviečia tarnus and he says, bring the best robe in the ir house sako, atnešk namuose esantį geriausią drabužį and cover my son. ir apdenkite mano The sūnų. best robe in the house of God Gražiausią drabužį Dievo namuose. is the blood of Jesus Christ. Tai yra Jėzaus Kristaus kraujas. Cover my son. Apdenk mano sūnų. And suddenly he's standing there. Ir staiga jisai ten stovi. Now the scripture tells us that he had been feeding pigs. Ir rašte rašoma, kad jisai maitino kiaules. For a Jewish boy, that is as bad as it could get. Ir žydų sūnui tai pats blogiausias dalykas, koks gali būti. Pigs were extremely unclean, Nes kiaulės buvo siaubingai netyros. and he was feeding them. O jis jas maitino. He was allowing them to live. Jisai, ta prasme, tai buvo būdas jam išgyventi. He was doing things he shouldn't have done. Jisai darė dalykus, kurių nederėtų. And the smell of the barnyard would be all over him. Ir tas kvapas kiaulydės turėtų būti kartu su juo. And the stain of his life would be all over his clothing. Ir tas jo gyvenimo būdo dėmės turėtų būti ant jo drabužių, But suddenly he's covered. bet staiga jisai padengtas. Truly amazing. Iš tiesų neįtikėtina. Fully restored, Tai yra visas, fully received, tai yra visiškai priimtas, visiškai atstatytas. standing in a place of royalty. Tai yra stovintis toje karališkoje vietoje, Because the best robe was only reserved in that culture for the most noble of guests. nes geriausias drabužis toje kultūroje buvo saugomas patiems kilmingiausiams svečiams. He knew he wasn't noble, Ir jisai žinojo, kad jisai nebuvo kilmingas. and he knew he didn't deserve this robe, Ir jisai žinojo, kad to drabužio jisai nebuvo vertas. but it was just given him. Bet tai jam buvo tiesiog duota. And he's walking with his father, Ir jis eina kartu su savo tėvu. and I can hear him. Ir aš galiu girdėti. Father, I'm not worthy. Tėve, aš nesu vertas. I shouldn't be called your son. Aš neturėčiau būti vadinamas tavo sūnumi. I failed you. Aš nuvyliau tave. I took the life you gave me Aš atėmiau arba paėmiau tą gyvenimą, kurį tu man palikai. and all the gifts you gave me. Ir tas dovanas, kurias tu man davei. And I went to a place far away from you. Ir aš ėjau ten, kur kuo toliau nuo tavęs. And I made a disgrace of your name. Ir aš paniekinau tavo vardą. The father doesn't answer him again. Bet vėlgi tėvas jam neatsiliepia. But he says to his servants, O savo tarnam sako, bring the ring atneškite žiedą. and put the ring on his finger. Ir žiedą uždėkite ant jo piršto. Now the father's ring Tėvo žiedas. carried the authority of his entire kingdom. Tai yra visos karalystės valdžios simbolis. It wasn't an ordinary ring. Tai nebuvo paprastas eilinis žiedas. It was a ring of authority. Tai valdžios žiedas. It was a ring that if this son put the seal of that ring on a document, that document became law. Nes jeigu sūnus tą žiedą antspaudą ant dokumento, tas dokumentas tampa įstatymu. And suddenly he's covered. Ir staiga jisai apdengtas, He's fully received. jisai pilnai priimtas, He's been given back authority. jam vėl sugražinta valdžia. Authority to change Valdžia things. keisti dalykus. Authority to make wrongs right. Valdžia tai, kas buvo blogai padaryti gerą. Authority to see people's lives transformed. Matyti valdžia žmonių gyvenimus pakeistus. And then the father says, bring the shoes Ir tada tėvas sako, atneškit and apavą put them on his feet. ir apaukite jo kojas. Now that's an incredible thing in Jewish culture. Žydų kultūroje tai neįtikėtinas dalykas. Because historically, Nes istoriškai in Jewish culture, žydų kultūroje, when you meet with God, kada tu susitinki su Dievu, he says, take your shoes off. sakoma, nusiauk batus. He told Moses, take your shoes off. Nes Mozei buvo pasakyta, nusiauk This apavą. is holy ground. Čia yra šventa žemė. He told Joshua, take your shoes off. Jozui buvo pasakyta, nusiauk batus. It's amazing. Neįtikėtina. Take your shoes off. Nusiauk apavą. In other words, I don't want your plans.
Kitaip tariant, aš nenoriu tavo planų, I don't want your strength. aš nenoriu tavo stiprybės, I don't want your abilities. aš nenoriu tavo gebėjimų, I don't want your ingenuity. aš nenoriu tai, kas ateina iš tavęs. God was saying to Moses, Todėl Dievas sakė Mozei and God was saying to Joshua, ir Jozui kartojo, this is my kingdom. tai mano karalystė, It's not your kingdom. tai nėra tavo karalystė, I don't want your effort. tavo pastangų man I want nereikia. you to walk with me by faith. Aš noriu, kad tu tikėjimu eitų kartu su manim. But then he put the shoes on his feet. Bet tada jisai užmauna jam ant kojų batus. The father was saying to his son, Ir tėvas savo sūnui taip tarė, my son, mano sūnau, you now know dabar tu žinai, that my kingdom is about mercy. mano karalystė tai gailestingumas, It's not about your strength. tai nėra, kas ateina per tavo jėgą, It's not about your strategy. tai nėra tavo strategija, It's about my mercy. bet tai yra mano gailestingumas. And you now know that. O dabar tu tai And supranti. so I am inviting you Ir todėl dabar aš kviečiu tave to walk with me, eiti kartu su manimi, to take a journey with me, keliauti šitą kelionę kartu su manimi and to represent me. ir atstovauti mane. Because you now know, Nes dabar tu žinai, dabar tu žinai, that my kingdom kad mano is karalystė about mercy. tai yra gailestingumas. That I will receive Ir aš priimsiu whoever comes to me. kiekvieną, kuris ateina pas mane. I will cleanse Aš apvalysiu whoever calls out to me. kiekvieną, kuris šauksis manęs. I will empower even the weakest among you. Ir aš netgi tą silpniausią jūsų tarpę įgalinsiu. And I will give strength to those that have no strength in themselves. Ir aš suteiksiu jėgų tiems, kurie iš patys aš savęs neturi tų jėgų. Because it's all about mercy. Nes visa tai yra dėl gailestingumo. The older I get, Ir kuo vyresnis aš tampu, the more I realize this. tuo labiau aš tai suvokiu. God's kingdom is about mercy. Dievo karalystė tai gailestingumas. David, the king, Karalius Dovydas, he said, God, if you took account of the wrongs we've done, who would stand? jeigu tu skaičiuoji visas tas nedarybės, kurias mes padarom, kas galėtų išstovėti? There are no big people and small people in the kingdom of God. Dievo karalystėje nėra didelių ar mažų žmonių, Just believers in Jesus Christ. tiesiog tikintieji Jėzumi Kristumi. Oh, thank God for this with all my heart. Ir aš dėkoju Viešpačiui visas širdimi už tai. Thank God for this mercy. Aš dėkoju jam už šitą gailestingumą. So now he brings the son into the house. Taigi dabar sūnus įvedamas į namus. And he brings in the fatted calf. Ir ten paruošiamas vaišės. And he tells the musicians to start playing. Ir jis sako, kad muzikantai pradėtų groti. Now, you've got to picture this with me. Ir dabar jūs turite įsivaizduoti kartu su manimi. This boy has failed his father. Taigi šitas vaikinukas, jisai nuvelia savo tėvą. He doesn't deserve to have the robe on that he has. Jisai nėra vertas, kad jisai būtų apgautas tuo drabužiu. He doesn't deserve to be walking in the authority he's been given. Jisai nevertas tos valdžios, kurią jam dabar suteikė. He doesn't deserve to be invited to represent his father's house. Ir jisai nėra vertas būti pakviestas į namus, kad atstovautų jo He's standing namus. inside the door. Ir dabar stovi jisai tarp durį And the musicians start to play. ir muzikantai pradeda groti. I was in a wedding one time in Jerusalem. Kartą man teko pabūti vestuvėse Jeruzalėje. And I heard the wedding music and the wedding celebration. Ir aš girdėjau tą vestuvinę muziką ir pačią šventę. And there's something about Jewish people when they begin to dance in the sight Ir of God. kažkas yra tokio žyduose, kai jie pradeda šokti Dievo akivaizdoje. And when the father began to dance, Ir kada tėvas jisai pradėjo šokti, you have to picture this with me. jūs turit kartu su manimi tai įsivaizduoti. This Jewish father begins to dance. Taigi šitas žydas tėtis jisai pradeda šokti. And suddenly, Ir staiga the son realizes something. sūnus kažką suvokia. It is my father's joy Tai mano tėvo džiaugsmas to restore me. atstatyti mane. It's my father's joy Tai mano tėvo džiaugsmas to bring me home. sugražinti mane namo. It's my father's joy Tai yra mano tėvo džiaugsmas to cleanse me apvalyti mane and invite me on a journey. ir mane kviesti į tą kelionę. And the joy of the Lord becomes his strength. Ir džiaugsmas viešpatėje tampa jo stiprybė. It is the Lord's joy Tai yra viešpaties džiaugsmas to restore you. atstatyti tave. It is the Lord's joy Tai yra viešpaties džiaugsmas to cover people who have sinned. padengti žmonės, kurie nusidėjo. It's the Lord's joy Tai yra viešpaties džiaugsmas to give us strength in our weakness. susteikti jėgų mūsų silpnybėje. His joy Tai yra jo džiaugsmas becomes your strength. tampa tavo stiprybė. The joy of the Lord is my strength. Džiaugsmas viešpatėje yra mano stiprybė.
He doesn't condemn me when I read the scriptures. Nes kai aš skaitau raštą, jisai jau nebekaltina manęs. He doesn't mark all my faults all week. Jisai ten nepažymė visų mano savaitės kalčių. He's not angry with me when he meets with me on Sunday. Kada sekmadienis jis su manimi susitinka, jisai nepyksta ant manęs. It is the joy of God Tai yra viešpaties džiaugsmas to cover me, apdengti mane, to empower me, įgalinti mane and to invite me ir kviesti mane to represent a kingdom of mercy. atstovauti gailestingumo karalystę. The joy of the Lord is my strength. Džiaugsmas viešpatie yra mano stiprybė. It's not my joy, Tai nėra mano džiaugsmas, it's His joy. tai yra jo džiaugsmas. Can you see that? Ar gali tai matyti? It becomes my joy, Tai tampa mano džiaugsmu, but it's His joy bet first. pirmiausia tai yra jo džiaugsmas. Long before it ever becomes mine, Dar ilgai prieš tai, kai tampa manuoju, it's His joy. tai yra jo džiaugsmas. Oh, thank God. Dėkok Dievui. If you can get this one truth in your heart, Jeigu tu šią tiesą perprasi savo širdyje, it will change the way you see God, tai pakeis tai, kaip tu regi Dievą. and it will change the way you preach about Him for the rest of your life. Tai pakeis tai, kaip tu pamokslauji visą likusį tavo gyvenimą apie jį. You'll no longer see Him as a hard taskmaster. Tu jau nebematysi, nebežvelgsi jį kaip tą sudėtingų užduočių šeimininką. You'll no longer see Him as angry and intolerant. Ir tu nebežvelgsi jį kaip piktą, netoleruojantį. You'll no longer see Him as a God who just drives His people to work. Ir tu nematysi, nežiūrėsi jį kaip į Dievą, kuris tiesiog verčia žmonės dirbti. But you will see Him as the God who sent His Son to die for all people on a cross. Bet tu matysi jį kaip Dievą, kuris siuntė savo sūnų mirti už visus žmonės ant kryžiaus. And you will understand that the heart of God is mercy. Ir tada tu suprasi, kad Dievo širdis tai yra gailestingumas. And I thank God for that with all of my heart. Ir aš esu dėkingas Dievui už tai visą savo širdimi. Oh, Jesus, more than life or breath. Jėzus daugiau negu duona ir gyvybė. The more I realize that it's mercy, Nes kuo daugiau aš suprantu jo gailestingumą, the more people I now see coming to Christ. tuo daugiau žmonių aš regiu ateinančių pas Kristų. They are filling the altars of the church in New York City now. Dabar New York'e daug žmonių ateina atgailai. Men and women who have failed God. Tai yra vyrai, moteris, kurie nuvylė Dievą. People who have walked away from God. Žmonės, kurie pasitraukė nuo Dievo. People who have made a mess of their life. Žmonės, kurių gyvenime chaosas. They're coming to God by the hundreds. Šimtais jie grįžta pas Dievą. Young and old, Vyresni, jaunesni, rich and poor, turtingi, stokojantis, educated, uneducated, išsilavinę, neišsilavinę. from every walk of life Tai yra iš bet kokios gyvenimo situacijos and from all nations throughout the world. ir visose tautose pasaulyje They're coming to Jesus Christ. jie ateina pas Jėzų Kristų, They're being set in their right mind. nes jų mąstymas yra teisingas. And many of these men and women are going out to serve God throughout the Ir world. dauguma tų vyrų, moterų, jie ieško Dievo visam pasaulyje. It's truly amazing what God is doing. Ir iš tiesų nuostabu, ką Dievas daro. Make sure Todėl būk tikras, pasirūpink, that the Jesus that you are preaching is the Jesus of the Bible. kad Jėzus, kurį tu skelbi, yra Jėzus, apie kurį kalbama Biblijoje. Make sure that the mercy of God is at the very center of what you preach. Ir būk tikras, kad Jėzus, jo gailestingumas yra centre to, ką tu pamokslauji. Make sure that you don't turn the house of God into a heavy place. Ir būk tikras, kad neapgrėži Dievo namų į tokius sunkius, sudėtingus namus. Jesus said when the older son came to the house, there was music and dancing. Ir rašoma šito istorija, kada vyresnėlis grįžo į namus, ten muzika, šokiai, There was rejoicing in the house of namuose God buvo džiaugsmas. over just this one son that had come home Dėl to again. vieno žmogaus, sūnaus, kuris grįžo namo. Every Sunday night when people come to Jesus Christ, Ir kiekvieną sekmadienio vakarą ar šeštadienio, kada žmonės ateina pas Jėzų Kristų, at Times Square Church, we shout, bažnyčioje mes šaukiame, we jump up and down. mes šokam, šokinėjam, We give God glory for the miracle of salvation. mes atiduodam šlovę Dievui už išgelbėjimo stebuklą. And people stand at the altar Ir žmonės stovi išėję į priekį. and they're coming out of every possible lifestyle. Ir jie atsisako arba išeina iš bet kokio, kokį tik galime įsivaizduoti gyvenimo būdą. It's New York City. Tai New Yorkas. Sometimes we have men dressed as women at the altar. Nes kartais pas mus atgalą išeina vyrai, kurie apsirengia kaip moterys. They don't want to live like that. Ir jie nenori taip gyventi. They're coming to Jesus Christ. Ir jie ateina pas Jėzų Kristų. And we are rejoicing. O mes džiaugiamės. And they're standing there looking. Ir jie ten stovi, dairosi. 2,000 people are shouting. 2000 žmonių jie šaukia. We're clapping, we're dancing Ar before God ploja, ar šoka prieš viešpatį. because they have come to the altar of salvation. Nes jie atėjo prie išgelbėjimo aukuro.
And the joy of the Lord that has become ours Ir tada viešpaties džiaugsmas, jisai tampa mūsų. becomes their strength. Ir tai tampa jų stiprybė. And I have seen these people transformed Ir aš mačiau, kaip tie žmonės buvo pakeisti. in a short amount of time. Per trumpą laiką. They are going to the mission field. Ir jie jau keliauja į misijas, They're going into prisons. jie keliauja į kalėjimus. One of my security men Ir vienas iš mano apsaugos žmonių, was a former hitman for the mafia in New York City. New York'e, jisai prieš tai buvo tas, kuris naikindavo He used to kitus. kill people for a living. Tai yra tam, kad išgyventų, jisai žudydavo žmonės. Now he protects me. O dabar jisai mane saugo. The head of our maintenance team. Ir tas priežiūros komandos vadovas mūsų bažnyčioj, He was a career criminal. jisai buvo nusikaltėlis. He heads our whole maintenance team now. Dabar jisai turi visą komandą, kuri prižiūri tvarką. It's his first job. Tai yra jo pirmas normalus darbas. First time he's ever worked in his Tai whole yra, life. per visą savo gyvenimą pirmą kartą jis dirba. He does it with all his heart. Ir tai daro visą savo širdim. And the joy of the Lord is his strength. Ir džiaugsmas viešpatėje yra jo stiprybė. Our whole maintenance team have come out of jail. Tai yra visa komanda tvarkytojų jie iš kalėjimo. People that have found Christ. Tai yra žmonės, kurie atrado Kristų. It's truly an amazing place Ir iš tiesų tai neįtikėtina vieta. when you begin to realize Kada tu pradedi suvokti, that the heart of God is mercy. kad Dievo širdis esmė tai gailestingumas. The heart of God is mercy. Dievo širdis tai The gailestingumas. heart of God is mercy. Dievo širdies esmė, gelmė yra gailestingumas. God so loved the world Dievas taip pamilo pasaulį, that he gave his only begotten kad jis son. atidavė savo viengimį sūnų. God so loved the world. Dievas taip pamilo God pasaulį. so loved the world. Dievas taip pamilo God pasaulį. so loved the world Dievas taip pamilo pasaulį, that he gave his only kad begotten jis son. atidavė savo viengimį sūnų. The heart of God is mercy. Dievo širdis, gailestingumas. And the more you and I know that, Ir kuo daugiau mes su tavim tai suprantam, the more we can begin to reach those that are lost. tuo labiau mes galim siekti tuos, kurie yra pražuvę. I thank God for this knowledge more than life and breath itself. Ir iš tiesų aš dėkoju Dievui šitą pažinimą daugiau už pačią duoną ir gyvenimą. I've gone into prisons where I've been locked in with people who are never going to get out. Ir man teko būti kalėjimuose, kurie aš buvau uždarytas su tais žmonėmis, kurie niekada iš ten neišeis. But I've watched them line up and cry like babies when they give their lives to Jesus Bet Christ. aš mačiau, kaip jie verkia kaip kūdikiai, kai jie paveda savo gyvenimus Kristui. I was in a prison with 700 sex offenders. Aš buvau kalėjime, kur buvo 700 įkalintų, kurie, ta prasme, su prievarta. And I told them the heart of God is mercy. Ir aš sakiau, kad Dievo širdis tai yra gailestingumas. It doesn't mean what you've done is right, Ir tai nereiškia, kad tai, ką jūs padarėte, yra teisinga, but it does mean God will forgive you bet tai reiškia, kad Dievas jums atleis. and God will change you Ir Dievas pakeis jūs. and he'll give you hope, Ir jis suteiks jums give you viltį. power over your sin, Suteiks jėgą įveikti nuodėmę. and he'll invite you on a journey Ir jisai kviečia tave į kelionę, to tell others about the mercy of God. pasakoti kitiems apie jo gailestingumą. And I've seen men come out of their seats by the dozens Ir aš mačiau, kaip žmonės pakildavo šimtais iš jų savo vietų. and cry like babies Ir jie verkdavo kaip kūdikiai, as God begins to cover them kai Dievas pradėdavo apdengti and juos. give them strength Suteikdavo jiems jėgų and give them a future. ir suteikdavo jiems ateitį. Because the joy of the Lord Nes džiaugsmas viešpatyje is my strength. yra mano stiprybė. I know it's God's joy to do Ir this. aš žinau, kad tai yra viešpaties džiaugsmas tai padaryti. I know he loves the sinner. Ir aš žinau, kad jis myli nusidėjėlį. I know he can change people's Ir lives. aš žinau, jis gali pakeisti žmonių gyvenimus. I know that there's something worth living for in the Ir house of God. aš žinau, kad Dievo namuose yra dėl ko verta I gyventi. know the house of my Father. Ir aš žinau savo tėvo širdį ir jo namus. And I am not ashamed to clap my hands and dance in the presence of God. Ir aš nesigėdiju ploti ir šokti mano Dievo akivaizdoj. I'm not going to let religion drive me down into misery. Ir aš neleisiu, kad religija jinai mane nuvarytų į liūdėsį. I'm not going to let men make this some kind of a heavy thing. Ir aš neleisiu, kad žmonės taip apsunkintų šitą reikalą, Because the joy of the Lord is my nes strength now. džiaugsmas viešpatėje yra mano stiprybė.
And the older I get, the more I love people. Ir kuo vyresnis tampu, tuo labiau myliu And I žmonės. thank God for that with all my Ir heart. visą širdimi dėkoju Dievui už tai. I praise the Lord. Ir šlovinu This viešpatį. generation needs to know that God loves them. Šį kartą jai reikia suprasti, žinoti, kad Dievas juos myli. Your children in your streets need to know that God loves them. Jūsų vaikai ir tie, kurie yra gatvėje, jie turi žinoti, kad Dievas juos myli. And all of our teenagers with all their green hair and earrings and tattoos, Ir mūsų visi paaugliai su žaliais plaukais, tatuiruotėmis ir auskarais. all of our sons and daughters, Visi mūsų sūnus ir dukros, so many that have gone so far away from God, dauguma jų tiek toli jau yra nuo Dievo. they need to know that God loves them, Jiems reikia žinoti, kad Dievas juos myli, that they can come just as they are. kad jie gali ateiti tiesiog tokie, kokie jie yra. They don't have to look like me. Jiems nereikia atrodyti tokiems kaip aš. God says, you come the way you are, Nes Dievas sako, ateik koks esi and there's a place for you in my house. ir tau, mano namuose yra vieta. There's a place for you in my kingdom. Mano karalystėje tau yra vieta. It is God's joy Ir tai yra Dievo džiaugsmas to forgive the sinner. atleisti nusidėjėliui. It's God's joy Tai yra Dievo džiaugsmas to cover the stink of sin. padengti tą smirdančią nuodėmę. It's God's joy to give power. Tai yra Dievo jėga suteikti jėgą. It's God's joy. Tai yra Dievo džiaugsmas. Oh, let it become your joy. Ir te tampa tai jūsų džiaugsmu, Let it become your life. te tampa tai jūsų gyvenimu, Let it become the source of your preaching. te tampa tai jūsų pamokslavimo šaltiniu. That is a message young people will come to hear. Ir tai yra ta žinia, kurios jauni žmonės ateis Most pasiklausyti. of Times Square Church are under the age of 35. Nes dauguma bažnyčioj tų žmonių yra iki 35 metų. I'm an old man in Times Square Church Jau now. pas mus bažnyčioje aš esu vyresnėlis. Most of them are young, Dauguma jų yra jauni. and they're coming in from everywhere, Ir jie ateina iš visur atkeliauja. coming from every walk of life. Iš bet kokios gyvenimo situacijos. They know nothing about God. Apie Dievą jie nežino nieko. The only thing they can say Vienintelis dalykas, ką jie gali pasakyti, is that God seems to be happy that I'm here. panašu, kad Dievas džiaugiasi, kad aš esu čia. And they start to weep, Ir jie pradeda raudoti. and they want to turn from wrong, and they want to do right. Ir jie nori nusigręžti nuo to, kas yra negerai ir daryti tai, kas gera. It's a miracle to see it. Ir tai stebuklas It's matyti. wonderful to walk in the love of God. Nuostabu gyventi Dievo meilėje. It's awesome to know God's heart, Neįtikėtina pažinti Dievo širdį. to represent the one who went to a cross. Pristatyti tą, kuris mirė ant kryžiaus. It's truly amazing. Iš tiesų neįtikėtina. I want to challenge you here. Ir todėl šiandien aš noriu paskatinti jūs, In every country that's represented in this room, kiekvieną šalį, kuri yra atstovaujama šitoje vietoje, let your preaching go to a different level, a deeper level. tai jūsų pamokslavimas eina iš gilesnio lygio, Let the love of God be at the foundation of everything you do. lai Dievo meilė būna pagrindas viso, ką jūs darot. Love God Mylėkite Dievą and love people. ir mylėkite žmonės. And Jesus said, you have fulfilled everything in the Old Testament is fulfilled. Jėzus sako, jame buvo įvykdyta visa, kas buvo parašyta Senam testamente. Let them know Tegul jie žino, that God wants them to come home. kad Dievas trokšta, kad jie grįžtų And they namo. don't have to look like us. Ir jiem nereikia atrodyti tokiems kaip They don't mes. have to dress like us. Jiems nereikia rengtis taip kaip mes. He will take them, Jis priims and juos. Jesus will make people into what He wants them to Ir be. Jėzus padarys žmonės tokiais, kokiais jis nori juos It matyti. is truly amazing. Ir iš tiesų tai yra It's neįtikėtina. truly amazing. Tai iš tiesų Oh, I neįtikėtina. thank God with all my heart. Ir visa širdimi aš dėkoju Dievui. We have so many new believers now. Dabar pas mus yra tiek daug naujai įtikėjusių. We're sending them to 16 other churches in the city. Ir mes juos netgi siunčiam į kitas 60 bažnyčių į mūsų mieste. We can't handle all the new believers. Nes mes jau nebegalim susitvarkyti su visais naujai įtikėjusiais. There are too many. Per daug jų. We don't know what to do with them. Mes nežinom, ką su jais daryti. So we send them to other churches Todėl mes siunčiam juos į kitas bažnyčias, that have new believers classes. pas kuriuos yra užsiėmimai naujai tikintiesiems. Oh, I thank God with all my heart. Ir aš dėkoju Dievui visą It's a širdimi. great problem to have. Tai nuostabi problema, kuri gali turėti bažnyčia. Hallelujah. Aleliuja. Most Sunday nights we have a full altar. Ir labai dažnai pas mus sekmadienio vakare labai daug išėjusi į priekį. There would be as many people come to the altar to receive Christ as fit in this room. Tai yra tiek žmonių išeitų į priekį, kiek čia tilptų šitoje vietoje susėst. And I look at them, Ir aš žiūriu juos. and their lives are such a mess. Ir jų gyvenimai tokie chaosas. Some of them are so dark. Kai kurie tokie tamsa.
Some are tattooed from head to toe. Kai kurie nuo viršaus iki pačios visi tatuiruoti. I had a guy at the altar recently, there was no visible skin left on his Ta face prasme, or vienas hands. žmogus visai neseniai išėjo atgailai, negali rasti odos, va tokios normalios, viskas ištatuiruota. Prostitutes are coming to Jesus. Paleistuvės jos ateina pas And I Jėzų. look at them. Ir aš žiūriu jas. I had a girl come to Jesus a few months ago. She had hardly any clothes on. Ir prieš porą mėnesių viena mergina priėmė Jėzų ir taip galim sakyti, žvelgiant į ją, nelabai drabužių matai. She didn't know any better. Jinai nežino, kaip gali būti kitaip. She was a prostitute. Jinai buvo paleistuvė. Somebody invited her to church. Kažkas pakvietė ją į bažnyčią. So she came as she always dressed. Ir jinai atėjo taip, kaip visada jinai rengėsi. She was standing at the altar Ir jinai stovėjo išėjusi į priekį. and she was crying like a baby. Ir jinai verkė kaip kūdikis. And I looked at her Ir aš pažvelgiau į ją. and I looked at the man who had no visible skin left. It was all Ir aš tattooed. žiūrėjau į tą žmogų, kuri nebuvo normalios odos, ras visur tik tai tatuiruotės. And I said to them, God loves you. Ir aš sakiau jiems, Dievas jūs myli. Welcome home. Sveiki sugrįžę namo. It's good to have you back. Gerai, kad jūs grįžot. Now the girl who was a prostitute, Taigi ta mergina, kuri buvo paleistuvė, she's in new believers class. jinai lanko naujai tikinčiųjų klasės. I saw her at the altar about 3 weeks ago. Ir prieš 3 savaitės aš mačiau vėl ją išėjusią į priekį. She was wearing a white blouse buttoned right up to her neck. Ir jinai su bliuskute čia užsisegusi iki pat viršaus. She looked very nice. Gražiai atrodė. But we didn't tell her to do that. Bet mes nesakėm jai taip apsirengti. God did that. Dievas tai padarė. We just said, welcome home. Mes tiesiog pasakėm, sveika sugrįžus namo. It's so good to have you here. Taip yra gera, kad tu esi čia. Sometimes I just cry. on Kartais Sunday aš night. tiesiog verkiu sekmadienio I vakarais. don't know what else to do Nes aš nežinau, ką kitą daryti. because I look at how dark and far these people are from God. Nes aš tiesiog žvelgiu juos ir aš matau, kokioj tamsoje ir kaip toli nuo Dievo yra tie žmonės. I want to hug each one. Aš norėčiau kiekvieną jų apkabinti. And I just say to them, don't quit. Ir aš tiesiog sakau, nepasiduokit, Don't give up. nepasiduokit, Don't walk away. nepasitraukit, nenueikit. God loves you. Dievas myli jūs. And you coming to this altar tonight Ir is šį vakarą, kada jūs išėjote į priekį, that's the reason he died. tai yra ta priežastis, dėl kurios jis mirė. He came to get you. Jisai atėjo tam, kad patrauktų tave. He needs you Tu esi jam reikalingas and he loves you. ir jis myli tave. Don't quit. Nepasiduok. Walk with us. Būk kartu su I give mumis. them shoes to walk with us. Ir aš galim sakyti, duodu jiem tuos batus, kad jie galėtų eiti kartu su mumis. I tell them, come with us. Aš sakau, eikite su We're mumis. telling others about this good God. Ir mes kitiems kalbame apie tai. Join with us. Prisijunkite prie mūsų And you can tell them too. ir jūs jiems galėsite tai pasakyti. And it takes a while to get some people helped, Ir kai kurių žmonėms prireikia tam tikro laiko, kol mes jiems galim padėti, but the Lord has been merciful. bet viešpats jisai gailestingas. God bless you. Dievas te laimina jūs. Thank you for having us here with you. Dėkuoju, kad jūs leidom mums būti kartu su jumis. Thank you for making the trip all the way here for today. Dėkojom, kad jūs sukorėt visą šitą kelią iki čia And you've stayed here all day, ir kad visą dieną išbuvote čia, which is a good thing. kas yra geras dalykas. I want you to know we love you. Aš tiesiog noriu, kad jūs žinotumėt, mes jūs mylim. Thank God for you. Dėkojam Dievui už jūs. And we'll be thinking about you all the time. Ir visą laiką mes jūs prisiminsim. We're one body in Mes Christ. esame Kristuje vienas kūnas. And one day God is coming. Ir vieną dieną viešpats jisai sugrįžta. We're going to leave this world together. Ir mes paliksim šitą pasaulį kartu. We'll all speak the same language Ir then. mes tada kalbėsim visi vieną kalbą. Nikki Cruz says it will be Spanish. Ir Nikki Cruzas sako, kad tai bus ispanų. I told him I agree with you Aš sakau, gerai, pritariu tau. because it takes you forever to say anything. Nes amžių reikia, kol kažką ištartum tą kalbą. It will be the language of eternity. Taigi bus amžinybės kalba. Father, thank you for tonight. Tėve, dėkoju tau šitą vakarą. Thank you, Lord, that the joy Dėkoju tau viešpatė už tą džiaugsmą, of your salvation has become ours. kad tavo išgelbėjimas jisai tampa mūsų, manuoju. God, we bless you. Dieve, mes laiminam tave. We praise you, Jesus. Mes gyrėme tave. Lord, we thank you for what you've done this Ir day. viešpatė, mes dėkojam tau už tai, kad tu nuveikiai šiandieną.
You've gladdened our hearts. Tu pradžiuginai mūsų širdis. You've given us a reason to sing, Tu suteikai mums priežastį, kodėl mes galime giedoti, a reason to rejoice kodėl mes galime džiaugtis, when we get home kada mes grįšime namo, and when we drive home. kada mes važiuosime namo. You've given us a reason to Tu rejoice. iš tiesų suteikai mums priežastį džiaugtis. Lord, we thank you for this. Ir mes dėkojam tau viešpatė už tai. God, with all of our hearts. Visa viešpatė savo širdimi. Hallelujah. Can we have the music team, the worship Ar team come? galim šlovintojų komandą paprašyti? And let's take the next 10 minutes Tiesiog 10 minučių busimas. and thank God for what he has done. Padėkokime viešpačiui už tai, ką jisai padarė. Can you sing a few happy songs? Is that Ar possible? galim kelias džiaugsmingas giesmes sugėdoti? Ar įmanoma? We need to sing a happy song. Turim gėdoti džiaugsmingas giesmes. Praise God.